tai kokius 8 metus jau užsiimu tuo. Ja, aš biškai mažiau, 4 metus turėjau daug bendrų dalykų su judesiu, akrobatika ir taip gausi, kad pakrypau į šiuolaikinį cirką. Turbūt standartiškai, kaip Lietuvoje daug kas nuo fakyrų pradėjau, būtent atėjau į kažkokius ugnies šaus kolektyvą ir ten prasidėjo, buvo truputį į užsienį važiavom, festivalį ir pradėjau domėtis šiuolaikiniu cirku. Aš tai buvau šitoj trupėj teatrone, įstojau į vaidybą, pradėjau čia rodytis šitoj trupėj ir šičia buvo daug labai seminarų. Jo, bet čia turbūt pagrindinis šiuolaikinis cirkas tai buvo per teatroną. Jo. Aš atsiradau šiaip kaip režisierius, kuris labai domisi ir nori statyti tarpdiscipliniškus kūrinius. Ir pastebėjau, kad tai yra labai įdomus žanras ir tiesiog nėra dar atlikėjų Lietuvoje. Tai nėra su ko kurti, nes režisieriaus kaip ir darbas yra biškai bejėgis, jeigu nėra su ko dirbti. Ir tada sumąstėm tiek su Džiugu, tiek su Kestu inicijuoti festivalį, kuris skatintų šitągi atlikėjų atsiradimą arba šiaip atlikėjų žinojimą apie tą žanrą. Ir tada, kai jie įgavo patirties ir kompetencijų, tai tuomet atsirado ir mintis įkurti šiuolaikinio cirko studiją, kur jaunimas galėtų išmokti pagrindų ir žinoti visą reikalingą informaciją apie stojimus, apie workshopus, organizuoti workshopus ir panašiai, nes iki šiol tai žmonės net nežinojo, kad galima teikti, pavyzdžiui, edukacinės stipendijas, kad išvažiuoti. Tai dabar jau jie žino, tai va, ir teikia, ir išvažiuos, ir tikėkimės, kad ilgainiui čia vis atsiras daugiau cirko. Kestas. Gildas ir Džiugas. Čia jau jis man. Tai reikia būti sveikam. Pradžia. Nu, šiaip ištvermės ir kūrybingumo, nes šiuolaikinis cirkas nuo tradicinio skiriasi tuo, kad tu turi būti labai kūrybingas, tu turi turėti minčių, turi turėti poziciją ir tada savo techniką pritaikyti kūryboje, o ne atvirkščiai, kad aš moku žongliruoti, tai tada padarysiu spektaklį apie žongliravimą. Tai vat jie turi būti tokie asmenybės, o ne tiesiog atlikėjai. Ir ištvermės, nes tam, kad įgyvendinti savo užmojus cirke, reikia žiauriai daug dirbti. Aš nežinau, šiaip vien tas, kad tu turi palaikyti tam tikras disciplinas. Tai nėra, kad galėtum bet kada sugalvojęs, nes šiandien darysiu šiuolaikinį cirką ir daryk, tam reikia ruoštis labai ilgai. Jo, dar labai skirtingas, dar plius. Jo, dar labai skirtingas. Tu turi fiziškai būti pasiruošęs ir dar plius, vaidinti mokėti kažką. Tai vien tos disciplinos formuoja kūną ir nuo kūno to pačiu keičiasi visa mąstysena. Ta prasme, kai tai kartoja dieną iš dienos, to veikla tiesiog priklauso nuo šitų dalykų. O man, kai iš vadybinės pusės teko bendrauti su cirkininkais, tai iš tiesų žiauriai keičia jų bendravimą, nes cirko bendruomenė yra labai bendraujanti, labai draugiška, labai priimanti. Nėra tokio dalyko kaip konkurencija, kaip o čia tas daro tą, čia tas daro tą, kas mūsuose dar biškį veši. Ir jie labai priima ir kai tik atsiranda galimybė, jie nori suteikti visiems atvažiuok pas mus, aš atvažiuosiu pas tave. Ir toks labai fainas cirkuliavimas žmonių ir bendravimas, tai aš manau, kad keičia netgi tokį uždarą žmogų kaip aš, tai irgi Helsinki su visais, jo, atvažiuok, bendraujam, tai iš karto draugiškumas kažkoks atsiranda. Mano draugiškumas? Taip, nuliko. Ir su cirkininkais taip, su ten dramos kitaip biškai vyksta bendravime. Čia juokauju, aišku. Čia skirtingai visiems. Manau, kad man tai su kūrybinė vieta tai tikrai sunku yra pačiam kurti kažką ir sukurti. Būtent, kad nebūtų tiesiog šou, nes tiesiog tu gali ateiti ir pasikioti, padaryti triukus ir nustebinti žmogų, kas nėra sunku su paprastais triukais, o sukurti kažkokią istoriją arba padaryti įspūdį, bet ne tiesiog triuko įspūdį, o kažką galvoju truputį, tai tas man sudėtinga. Tiesiog kol kas bent jau Lietuvoje, man bent jau sunku yra, kai nėra to konteksto dar. Jo. Ir tada daug kartų man yra buvę, kad Kestas pasirodo su lazdom ir aš stoju ir prie manęs prieini kas nors,
o tu žongliruoji, tai ką tu čia darai, tu na... Kur tavo įrankiai ir ginklai? Žmonės, dar dauguma nežino tiesiog, kad cirkas yra daug plačiau negu ten tik ugnis arba kažkokie žongliravimo kiekiai, komunikatoriai. Man irgi rodant arba kviečiant žmonės į šiuolaikinio cirko renginius yra sudėtingiausia, kad tu negali jiems paaiškinti, nes jie vertina pagal tai, ką jie jau žino. Ir tu pakvieti juos į cirką, jie ieško, kur meškos, kur drambliai, o tenais yra tik džiugas su kesta. Tas yra gana sudėtinga. Kaip mums jaustis? Kaip jums jaustis, jo, bet ilgainiui aš tikiuosi, kad tai jau, nes pernai, kai atvežėm Racehorse Company spektaklį, jie labai fainai Rotušės aikštėje sulaužė stereotipus ir tiesiog matėsi, kaip žiūrovose keičiasi mąstymas ir supratimas ir jie realiai suprato, kad faina tai gali būti kultūra, o ne tiesiog šou. Empatija. Bet su cirku tai lengviausia, nes šiaip dramai labai sunku iššaukti empatiją, nes jeigu tu kažką jauti ant scenos, tai tikrai žiūrovai to nepajaus. Bet su cirku kaip tik empatiją daug lengviau iššaukti, nes kai tu esi 3 metruose, pašokęs, visi jaudinasi, ar tu nusileisi gyvas ir sveikas. Tai jie kažkaip jaučiasi, o šiaip su cirku nėra sunku nieko iššaukti. Man kaip iš technikos pusės, tai labai mėgstu, kai kas nors faina atsiranda ir kai tas yra su įrankiais, ypač atsiranda toksai flow, kai tu darai įvairius nelogiškus atrodo dalykus, jie tos įrankiai skrenda ne taip, kaip turėtų skristi, bet jie toliau juda to pačiu ritmu. Tai tas man būna taip, fainai kažkas vyksta. Nežinau, dabar galvoju. Man atrodo, man tai tas labai traukia, kad dabar ten vyksta įdomus dalykai tam šiuolaikiniam cirke, kad kažkaip kūrėjai sugeba susikurti ant tokį pasaulį, bent jau pasirodymus, bet žiūrint, atrodo, kad jie turi savo pasaulį ir tu ją tiki, ir tas labai užveda, nežinau. Bet nori irgi bandyti kažką, bet tas labai kažkaip, nežinau, tas vien kažkaip nustoja abejoti dalykais pats, kurie atrodo to anksčiau neįmanomi, bet kai susipažįsti su daugiau žmonių, kurie tai praėjo, tai labai faina. Iš režisūrinės pusės cirkas yra fainas to, kad ribų nėra. Tiesiog tu gali viską. Jeigu atlikėjas gali viską. Aš tai, aišku, mano vaizduoti, viskas yra įmanoma. Tik tai tas labai faina konfrontacija su cirkininkais yra, kad tu pasakai, kad, pavyzdžiui, tu nori kažką apie tai arba apie tokį fenomeną arba išgauti tokį įspūdį ir viskas. Tavo darbas to ir baigėsi, toliau dirba patys. Tai va čia yra iš mūsų pusės, tai gyvas arba nori to. Ir tada galvoji, Dabar daug ne, aš juokauju. Buvo dvejonių, bent jau man, nes aš studijavau šiek tiek kitokią specialybę. Ir bent jau kai pradėjau užsiiminėti šitais dalykais, tai man sakydavo, kad ką tu čia darai, tu čia labai laiką švaistai. Ir dėl to prieš tai ir sakiau, kad labai fainai, kad atsiranda to tikėjimo, kad gali daryti, kad tai nėra veltui. Tai jo, dvejonių buvo, ar jo labiau tvarkai su stojimui laukia. Kiekvieną dieną atsikeli ir žiūri, ar nėra dar rezultatų. Aišku, yra, bet čia turbūt dalis to visą laiką. Man buvo dvejonė 2015 metais, kai mes bandėm padaryti kažką didelio, sukelt visą bendruomenę cirko ir kažkaip buvom sutikti tokios stagnacijos, sakyčiau, ir kai pasakė, kad iš vis geriau, kad jis nelystų čianais ir ką jūs čia lendat. Ir aš tada metams ir užaukim viską ir sėdėjom, depresavom, kol paskui pamatėm platesnį kontekstą ir supratom, kad viskas įmanoma. Tai vėl atsistojom ant kojų ir varom ir kol kas tik plečiamės. Jo, galbūt tos sąlygos tokios, kad ypač stojimams, kai pažiūri kitų, kas stoja ir jie matai, kad jie turi pasiruošiamasias mokyklas, kur juos paruošia, jie turi sales, jie turi trenerius, akrobatikai ypač ir to pačiu žongliravimui. O čia Lietuvoje tu ateini į salę, tu esi vienas, tu ir YouTube'as. Jeigu turi salę. Jeigu turi salę, ko mes esame laimingi. Tai dėl to galbūt buvo siek, kam aš čia turiu knistis, jeigu
ten visi tai paima ir visi gauna. Tai va tas dviračius išradinėjom truputį. Paprastus dalykus paima, jie tau pasakytų, va tą dalyką, op, padarai handstand arba ten hand to hand. O čia tu darai dviesi ten kažką, kažkaip krenti ir panašiai. Pinigais? Ne. Nu gal atsipirks, aš nežinau, kažkaip tie šiuolaikinio cirko artistai jie gyvena ir keliauja, bet tai atsiperka tuo, kad tu nedirbi Charlie Pizzoj padavėjų ir galvoji, reikia neminėti. Aš ir savo tiesmukumas. Nesi padavėjas ir negalvoji, o galėjau žongliruoti. Nes tas daug labiau pasijunta šitoj mental health, kaip lietuviškai, mentaliniai sveikatoj savo, kai tu leidi savo realizuotis ir sieki savo svajonį ir nepasiduodi ir nekaltini valstybės, kad jinai tau neleido, o kovoji ir pasieki kažką. Nes kuo daugiau kovoji, ir šitą žino tiek Džiugas, tiek Kęstas, tai vaisme 4-5 metus ari ir paskui kažkas pasako, tu šaunuolis, davai atvaryk ten ir ten ir ten. Tai vat vien tas momentas jis yra daug vertingesnis už tenais, nežinau, būto paskolą. Šiuolaikinė vertybė, turėti paskolą, galėti gauti paskolą, ypač menininkų tarpe, kur niekas etatų neturi ir negali tos paskolos kažkaip tai gauti normaliai, tai čia jau jo vertybė. Tai jeigu norit būto paskolos, tai dar į cirką negrįžti. Jeigu norit save realizuoti, tai prašau. Man buvo kas įdomiausia, dar taip nesiniai pagalvojau, kad kai stojau į vaidybą, ten būdavo atrankos ir per tas atrankas tam tikras užduotis reikėjo atlikti. Ir kiek ten buvo 3, man atrodo, etapai ir kiekvienam etapai buvo įrašyta, kad reikės šokti arba improvizuoti ir aš to labai bijojau. Ir šiandien po 4 metų, kito visiems kažkaip atsibundu ir visą laiką pagalvoju vis dar apie judėjimą, jau ten ant rankų atsistoja dar kažką. Tai labai tas nustebino, turbūt pokytis atrodo, nedidelis laiko tarpas, bet visiškai gyvenimą pervertinti. Nu ką aš žinau, aš kaip traumų rinkėjas, esu kaip manas dalykas ir aš vis dar darau, tai akrobatikas ir panašiai, tai keista, bet to pačiu, einėjau ne kito kelio. Mane tai stebino, iš tiesų aš nustebau, kai į studiją nuėjau mūsų, nes aš buvau pradžioj, kai jie buvo žaliukai ir po mėnesio atėjau tenais kažką daryti ir pamačiau progresą ir iš tiesų tie žmonės žiauriai greitai, Džiugo ir Kęsto pagalba, kimba disciplinai į atlapus ir labai įdomiai juda į priekį ir aš pagaliau atradau, kad galiu nusileisti šiandien laiptais į apačią ir yra atlikėjai, yra su ko kurti. Tai tas mane žiauriai nustebino, nes aš pripratęs, nėra ką, pasirodo čia pat yra ir jie kokie 9-10 ir visi labai nori. Jo, svarbiausia, jie nori, kažkaip to cirko žmonės susidomi labai ir man pačiam tai keista, nors pats susidomėjau, bet man keista, kad ir susidomi, nes galvoju, kodėl jie turi susidomėti. Iš tikrųjų, tai labai patraukia. Mes tada turim backgroundą, žinai, o tu kur eitum? Aš tai būčiau, vaikystėje sakiau, kad būsiu prezidentas. Tai jaučiu bandyčiau eiti prezidentas. Kur čia ruošia juos? Koks čia univeras ruošia prezidentus? Aš tai būsiu. Tai daug kas ateitų. Aš taip tešiu, aišku, tiesiog toliau scenos menų sritį. Kur tu trauksies su tiek talentų? Jo, aš tiesiog. Kad šiuolaikiniam cirke, ten tu gali daug trauktis į cirką. Ta prasme, tiek platu, kad ten... Klaunada, pavyzdžiui. Aš dabar jau net nebeskirstu, kad yra teatras, yra šiuolaikinis cirkas ir man yra toks vienas didžiulis. Režisierių, kolega. Vardais. Nors šiaip dabar, kai paklausė, aš net neatsimenu, kada jūs kreipėtės į mane vardu. Arba apsitai kreipėtės į mane. Kažkoks nereikalingas tas. Jis pats kreipėsi. Jo, nes aš visą laiką tas, kuris pirmas kreipiuosi ir sakai, Džiugai, Kęstai. Tai va. Džiugas Kęsto rudas, Džiugo mėlynas. Tai... gerai spėjau.
Rudas turbūt. Nu. Be jų rudas. Pirmą mėlynas jau. Jau galima atsimerkti. Mėlynas, rudas. Gerai. Ačiū, pagaliau žiūri į akis. Kur tu žiūri? Kokie aš įrankį turiu? Jie. Ne, negaliu. Man tai truputį keista. Nu tai džiugo įrankis yra kestas, tai ten kontaktas ir vardas lygiai ir yra. Džiugo irgi Apskaičiuok traumas. Kol žaibas nutrenks. Dar ne vėl. Ne, juokauju, čia žaibas. Tai kiek? Ne, tai dėlė kiek išeisi, kiek būsiu. Jo, čia kažkaip. Tai gyveni dėl to. Tuo gyveni. Kol bus atlikėjai, tol ir darysim. Nu, kai mano įrankis yra kestas ir tavo įrankis kestas, tai mes jį dažnai remontuojame. Jūs? Nu, ne už mūsų lėšas, bet reikia laukti to karantinio, žinai, kol sutaisys tave. Tai va, o lasdas, tai nežinau, ar tu tvarkai? Nu, tvarkau, tai čia va, studijas darė visai nesenai, tai, nu, įrankiai paruošęs nuveikimų, kad nereikėjo remontuoti. Nepasiduok. Jo. Nepasiduok. Nes tikrai kontekstas yra platesnis. You are very, very welcome. Bendruomeniai, tu tik kurk, tu tik tai daryk, bus žiauriai sunku, bus labai mažai sąlygų, mes stengiamės, kad tų sąlygų būtų daugiau, bet please, nepasiduok, nesinervink, ilgainiui viskas atsipirks. Va, ką aš galiu pasakyti. Šaltinės tipas yra ant bangos didelės ir manau, kad tai yra daryti dabar labai, labai naudinga.